vaikščiojimas. Ar čia toks ankstyvas laikas truputėlį pakišo koją? Nežinau, aišku, kai gauni tą tokį grafiką, kad daug varžybų žaidė 9 valandą, reikia persiorientuoti tokį ankstyvą, truputėlį tas įtakos turi, bet vis tiek, sakau, jie irgi išėjo kovoti, nepasiduot, tai ta pradžia tokia ir buvo, truputėlį sunkoka. Ketvirtam kėliny praleido taškų tiek pat, kiek per visus 3 kėlinius, turbūt šiek tiek atsipalaidavimas buvo, ar? Tikrai taip, manau, išėjom per daug atsipalaidavę ir jie sumažino tą rezultatą iki 20. Iš tikrųjų, toks atsipalaidavimas, kaip pasakyti, visi tai supranta, bet jo neturėtų būti. Ar tai geriausias rungtynės buvo čempionate iki šiol, ar geresnis buvo su prancūzais tavo akimis? Negali palyginti šitų dviejų komandų to lygio. Aišku, buvo geresnė, mano asmeniškai požiūrį buvo geresnės tos varžybos su prancūzais ir pergalė, kaip pasakyti, svarbesnė. O kaip manot, tokia lengva pergalė, ar jinai padeda rinktiniai, ar kaip tik išbalansuoja ir praranda tą tokį jausmą? Ta lengva pergalė, sakau, jinai nebuvo lengva ta pergalė. Nuo pat pradžių jie irgi kibo į atlapus ir truputėlį buvo sunkumų iš pat pradžių, todėl tikrai čia negalim sakyti, kad ar išbalansuos ar kažką, visos komandos moka žaisti ir sakau, nepradėkit jūs vėl savo tų nesąmonių su savo tom lengvom, nelengvom, kam čia reikia ir taip toliau. Kiekviena pergalė yra svarbi, šiandien taip sužaidėm, tikėkime bus kitą kartą dar geriau ir kad eitume tolyn. Kaip svarbu, kad visi 12 žaidėjų parungtyniavo ir lyderiai pasidėjo iki Ronsono. Visą laiką yra svarbu, kad visi žaidėjai pagautų tą žaidimo ritmą ir kai tokios varžybos yra, tai yra proga tam. Tai tikrai yra svarbus dalykas, kad visi išėjo, pažaidė, truputėlį, kaip pasakyti, prasibėgo kondicijai ir taip toliau. Gali būti Jonai, kad šiandien užsitikrinsit vietoje ketvirtfinalyje, ar pasiems tada tikslas kovoti dėl pirmos vietos? Aišku, visą laiką yra tikslas ir noras užimti grupiai kuo aukštesnę vietą, kad paleiskim sąlyginai gauti silpnesnę komandą iš kitos grupės, bet jau tarp 8 komandų tenais silpnų nėra, kurie iš tikrųjų visos komandos tenais jau bus stiprios ir kurią gausim, tą gausim. Jonai, pastabų šio dienos žaidimui, šiaip ar jis iš esmės tenkino jūsų? Iš esmės, aišku, tenkino tą, kad treneris liepė iš tikrųjų tą ir gyvendino. Tai manau, kad visus turėjo tenkinti, apart gal ketvirtą kėlinį, kai truputėlį atsipalaidavo. Ar buvo daugiau improvizacijos atsirado? Sakyčiau, kad improvizacijos atsirado daugiau drausmės. Nešvaistom, kada nereikia, žaidėjai atrado savo truputėlį tą vietą aikštėje, kada gali išmest, kada negali, žinom dabar. Su kiekvienom varžybom kažko naujo išmokstam ir kažką, kiekvienas atrandam savo tą vietą iš naujo. Svarbu nesuantyti mane. Tai va.